Olivier Giroud perdavimas neaišku kam. Tačiau Deni Welbekas kovoja ir čia signalizuoja ir šoninis arbitras Papė Suarė klaida. Ir Papė Suarė klaida, kuri baigėsi 11 metrų baudiniu į Crystal Palace komandos vartus. Pasižiūrėkite, kaip aplaidžiai čia žaidžia Crystal Palace komandos gynėjas. Ir paleidžia po to jau Deni Welbeką, aišku, kabina varžovui tai 11 metrų baudinį. Ar pavyks tai padaryti šį kartą? Ne. Santi Cazorla siunčia kamuolį į priešingą pusę. Ir Arsenalas jau 8 minutė priekyje 1-0. Be abejo, Papė Suarė atsakingas dėl tokios prastos rungtynių pradžios Crystal Palace komandai. Šeimininkų gynėjas. Šeimininkų gynėjas iš Senegalo, beje, tik tai šių metų pradžioje jis prisijungė prie Londono klubo ir jam tai yra debiutas Premier League. Welbekas baudos aikštelėje, kaip iš čia atsidūrė, sunku suprasti, bet viskas pernelyg lengvai Arsenalui ir štai po tokio kėlinio, kai Crystal Palace, galima sakyti, žaidė netgi solidesnį ir geresnį futbolą. Rezultatas yra priešingas. Dabar jau antras įvartis krenta į šeimininkų komandos vartus ir ką čia ir pridursi. Po Olivier Giroud smūgio Arsenalo persvara jau 2 įvarčiai. Na dar kartą, aštrus labai perdavimas Deni Welbekui, Speroni atmuša kamuolį taip, kaip pavyksta ir tokia situacija turbūt geriausiai kaip pavyksta, bet gynėjai nepasaugo savo vartininko. Olivier Giroud įlėkė pirmas. Čia pirmąjį puikų perdavimą atliko Alexis Sanchezas, būtent Deni Welbekui. Ir kaip perkūnas iš giedro dangaus, štai šis Arsenalo vartų. Nepaisant tų daugybės kampinių, nepaisant tų daugybės smūgių, Arsenalas įvarčio tiesiog nepraleidžia. Zaha! Dabar, pagaliau, 94 minutę. Glenas Marijus pramuša Arsenalo gynybą. Ir tai buvo 20-asis jubiliejinis Crystal Palace smūgis į vartus, buvo 10-asis jubiliejinis kampinis. Bet laiko lieka beprotiškai mažai. Čia dar kartą žiūrime, Zaha bando vieną kartą. Antrą, Marijus pasitaikė kelyje, būtų gal ir pats Zaha įmušęs čia įvartį.